padeda augti kiekvieną dieną atsirandantis kažkokie nauji iššūkiai, klausimai ir problemos? Augti man padeda kolegų supratimas ir vadovų paskatinimas. Amino rūgštys ir sunkios užduotys. Mūsų klientai, mūsų tiekėjai, kurie iš principo neleidžia užmigti ant laurų, pastoviai reikia domėtis ir prisitraukti prie jų, prie įvairiausių inovacijų. Tai tų kasdienių iššūkių labai daug. Iš principo, sakyčiau, pagrindiniai būtų tokie du faktoriai. Kolegos, turbūt, kad jie dalinasi savo žiniom ir iš jų imuosi. Ir situacijos, kiekvieną dieną vis skirtinga situacija ir reik mokytis. Tai yra profesionalūs kolegos. Savo srities tikrai profesionalai, turintys tikrai aukštą kompetencijos lygį. Būtent kasdienybė, kurioje kasdienybėje yra iššūkiai. Iššūkiai yra kasdienai. Kažkas pavėlavo, kažkas nesuspėjo, reikia tilpti į terminą. O tas iššūkiai jau pasidarė kasdienybė ir jie tikrai neduoda stovėti vietoje. Mano kolegos, mano tiekimo stilius. Nuolatinis keitimas, mes atrodo darom projektus kaip ir panašius, bet kiekvienas projektas yra unikalus ir tiesiog matai, kaip ateina naujausios technologijos pas mus, tai su kuo šiaip negalėtum susidurti, matai, kaip jas pritaikomės. Valgyklos maistas. Įmonė iš tikrųjų padeda augti kolegos. Kolegos tikrai padeda augti, ypač iš gamybos sektoriaus, nes aš kai čia atėjau dirbti, buvau ganėtinai šviežias students, tai iš gamybos kolegų, iš gamybos inžinierių daug išmokau, daug ką sužinojau, daug kur patobulėjau. Ir aplamai turim kolegų, kurie yra aukštos klasės projektuotojai, pavadinkim, tai ir iš jų geras žinias visą laiką padeda, visą laiką pasišneki ir tikrai daug ką naujo sužinai, tai manau ir augi tuom.